Jau kelintas čia tas rytas, sunku besuskaičiuoti. Atvažiavau dar su tamsa, bet prasidėjau su nuotykiais. Žodžiu, pastačiau mašiną, kokį 1,5 kilometro nuėjau, apsigraibau, žiūriu, telefoną neturiu, mašiną palikau. Tai gavau grįžt, kol vėl atėjau iki Palaukės. Žodžiu, bent 2 mašinas dar atvarė. Ir kaip sakoma, welcome to reality. Nežinau, ar matysis, bet ten jau vienas ragų ieškotojas laukais varo. Na, va ten tolumoj, bet telefas kažkaip sunkiai fokusuoja. Tai žiūrėsim, kad rašė sėkmingesnį maršrutą pasiėmė. Tai dar tokių pasvarstymų. Žodžiu, atvarau, pastoviai su patamsiu, aplėkiu Palaukės. Nu, man rast ragą Palaukėse, tai nesuprantu. Nežinau. Aš tai žiūriu, kiti ten laukų renka. Jeigu kas nors mano video žiūrėtų, tai vienas kitas ragas tik ant lauko. Laukai nugyventi visur, ten takai iš griovio eina. Ir nieko. Ana, ten dar mašina prie miško. Su džipu sugebėjau pririaumot. Galvoju, iš kur jis ten eina tais laukais, iš tos pusės, kad ten privažiuoti neina. Bet su džipu privarė. Sugrįžau į Drebulyną išvartytą maždaug po savaitės. Tai šiaip viskas labai. Viesta, būta, gyventa, bet nieko nerandu, kaip visada. Gera pradžia. Žodžiu, dar nepriėjau. Su žiūronais pažiūrėjau, nu, lyg pasirodė kaip ir 3 tokie smaigaliukai išlindė. Ten ragas. Ir turėtų būti šviežias, nes prieš savaitę čia vaikščiau, nu, nežinau, nebent sniegė buvo. Einam, žodžiu, žiūrėti, ką tik gero. Toks va eglynas. Biški pro saulę, bet kaip nors. Va, tam pėdsnikai. Kapitainas sako, kad turėtų būti neblogas. Ai, ragukas gulė. Po sniego. Tai negi pernykštis. Tu pipiek, pernykštis. Tai kaip aš čia pražiopsojau, turbūt buvo netitirpęs. Na, pernykštis, brači. Eina savo. Nu ką, reik pasimtis tiek. Tai žodžiu, su didelėm viltim atėjau, pamatęs tuos smaigalius. O čia pasirodo pernykštis. Nu, lūptai. Eina savo. Eina savo. Tokie užskaitomi pernykščiai. Kūtų. Pažiūrėk. Eglyne gulėjęs, gražutėlis, nieko nėra. Ir čia kažkur žmonės kalba netoli. Na, nesvarbu. Šitą jau aš pasiėmiau. Žodžiu, spalvos visiškai nepraradęs. Liuks. Tokie užskaitomi. Nu, 3 kilai kokie. Apie 3 bus. Tada senai iš sniego ragą lupau. Čia moteriški balsai kažkokie. Kas čia vyksta. Tai va, kažkam iš panosės ragus pasiemu. Žodžiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dešinė pusė. Pabam. Padadam. Ne tiek džiaugsmo, kiek šviežia radas. Bet ir šitas reiks surinkti. Jolab, kad jis idealiai išsilaikęs. Visiškai idealiai. Gerai vietoj pametęs elnės eglinė. Nu ką, eisim tolyn. Nu ką, dabar visą dienelę reiks nešiotis, da tik rytas. Po 8, pusė 9 gal. Bet čia tik dar vienas pavyzdys, kiek mes ragų praeinam. Blin, čia vaikščiau prieš savaitę. Nežinau,
Sniegas pakrito, bet toks ragas tiek turėjo būti viršum, nes galūnės išlindė. Va, mano pačio pėdsakai. Tai dabar einam dar pažiūrėti, kiek čia ragas buvo už kiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia gulėjo ragas. Pipiet, tai praeiti. O čia tai man smūgis į paširdžius reputacijai savo. Susigadinau nuomonę pats apie save, kaip apie ragų ieškotoją, per 10 metrų praeit ragą į dar tokį. Nu nebuvo čia tiek sniego, kad aš jau būčiau negalėjęs matyti. Eina savo. 10 žingsnių. Va ten va už to nugriūsio medžio praėjau. Nevėr gero. Blemba gerai tas ragas nugarą man laužė. Bus virš 3 kg drąsiai. Niekaip dar negali nusiraminti dėl to praėjimo. Nu vat kaip pasitaiko. Nu bet va buvo lemta. Kažkaip vis traukė ten į tą eglyną. 3 kartą šiemet aš jame buvau. Kažkokia nuojauta uždėjo, kad ten yra ragas. Pusė 10, pusė 5 atsikėliau, nieko nevalgęs, tai jau skrandis dainas dainuoja. Bent bananą reiks valgyti. Nu geras. Nu tikrai geras. Ir dar taip įsilaikęs. Čia tokia plokštuma. Pipiec. Sveria tai kietai. Sunku laikyti. Mašinai turi svartiklius, reiks pasisverti. Senai tokio kalibro radęs buvau. Nu ką, biškai gliukozės. Energijos bus. Lūpiną padėsiu ant medžio. Gal susigundys koks elnis. Nu bet ragų ieškotojų tai jau pasipylė juodai. Kur eini, ten yra žmogaus pėdsakai. Kelias dienas nebuvau, visas miškas išvaikštas. Niekur nepataikau, kad nebūtų pėdsakų. Nu va pataikiau, kur tą ragą radau, aišku. Ir viskas. Ir ten šalia žmonės sutikau. Nu ką, ėjau, vėl eglynas. Ir žiūriu, va taip sniegas visas, ištryptas, kaip galinėtas elnį ar kažką. Ir tada kažkaip pažiūriu kairę, kažkas lyg raudonuoja. Ir ten ne kas kito, o rago rožė šviečia, paragė iš tikrųjų, taip reiktų sakyti. Iš toli neatrodo labai kažkoks super duper. Eik tu savo, bet einam pažiūrėti. Antras ragas, dar iki pietų. Jėga. Prieš saulę gal net baikas čia, bet einam žiūrėti. Guli ragelis, guli. Nedidukas panašu. O, nedidukas. Bent jau palyginus su tuo, ką aš čia turiu ant kupros, tai nedidukas. Jo, nieko gero. Va. Bet mes jo nepaliksim. Pasimsim. Šiaip rožė visa paragė tikrai nemaža. Visi elniai likę tokie nieko gero. Jie gal ir turi tų metų, bet jie visiškai neperspektyvus. Visi gražiausi krenta. Nu, žiūrim, ką turim. Ajajaj, koks. Kai močiutė sakydavo, ni šiam, ni tam. Va, kokie elniai gyvena. Kaip kvepia. Turbūt iš po nakties.
Rožė tai didelė. Ir tikrai rimta rožė. O pats ragas tai... Aš net nežinau, kaip čia vertint. Pagal rožę tai čia jis turėtų turėti metų, bet šiaip tai va tokios medžiot reikia. Kas čia per elnės toks? Čia galėtų būti net koks 5-6 ragas. Pagal rožės dydį. Vienas, čia rožė. Paragė rožė visa kokia didžiulė. O ragas tik šioks toks. Nu, bet žodžiu, kairė pusėje šitas pupsikas čia nenulaužtas, nieko tiesiog jo nėra. Tai 1, 2, 3, 4 šakos tik. Visiška selekcija, visiškas atrankinis. Ir kiek aš mačiau tų elnių, vasario pradžioje aš čia stebėt pradėjau, apie 20 elnių būrys, gal biškai virš 20, tai bent pusė buvo va tokie, dvišakiai, balti kažkokie, nu ką, 4 šviežus, 1 pernykštis, 1 nuolauža. Jau, radiniai kaupėsi. Gerai, varom tolyn. Nu va, sąskaito jau 2 ragai šiandien. Būtų dar gerai. Apetitas kyla bevalgant. Kažkur jis ir antrą yra pametęs, jeigu neišnešė kažką. Vieną ieškotoją buvau sutikęs. Čia tai nesupratau. Kažkas uodegą pametė. Rimtai uodegą. Greičiausiai sūrinio šuns. Nu kas tavo? Biškį kvapelis yra. Elnių veikla visur. Kur einu medis prie medžio, nutrinta realiai. Iki pietų 2 ragus pakėliau. O daugiau kaip ir nieko. Žodžiu, vasario gale dar kai vaikščiau čia visur, jaučiausi kaip karalius. Vieną kitą buvo kažkur žmogaus praeita, o dabar jau viską, kur beičiau, visur žmogaus pėdsakų. Vakarykščiai, užvakarykščiai, realiai kiekvieną dieną aš vaikščiau. Lavonas. Kas čia? Elniokas. Nu, čia išdraskytas. Bet aš ne pirmas prie jo. Yra žmogaus pėdsakai. Tai žodžiu, yra elnių neišgyvenusi per žiemą. Kokios tos priežastys sunku pasakyti. Bet va, pirmą kartą šiemet sutikau briedį. Bet krūmuose buvo niekaip. Telefonu bandžiau filmuoti, nieko nepritraukė, nesimato. Sniegas tirpsta pabiškė. Man atrodo, artėjom link to, kad dieną kitą ir per griovį nebeperysiu. O kur bus bėda. Pravarė ką tik žmogelis. Pro šoną slidžių lazdas įsikibęs. Nei labas, nei viso gero. Taip ir nesupratau, čia ragų ieškotojas. Čia šiaip koks interesantas gamtos. Mano mėgstami riešutukai į trasą eina. Jau ką mėgstu, tai mėgstu. Mišinį, ta prasme, su razinom ir su spanguolėm. Jau vakarėja, jau jėgos apleidžia po biškutį. Neblogai čia pavariau per sniegus. Kol kas 2 ragai, viskas neblogai. Tik biškį erzina, kad neina nuo žmonių pėdsakų atsiginti. Kelias dienas šitą miške nebuvau. Visas miškas. Vien pėdsakai. Vien. Taip tu nuvaikščiuk man. Kai sekasi, tai sekasi.
Matau dar vieną ragą. Svarbiausia, vaikštų visur, kur žiūriu takas, ten žmogaus pėdsakai, žmonių takas, žmogaus pėdsakai, užsiknisau. Ir dabar vėl čia, išėjau ant tako, vėl žmogaus pėdsakai, sukau velniop šonant biškį čia va žvėrių pavaikščioti. Matau, guli ragas. Einam iš arčiau žiūrėti. Jėga, vakarė jau, vakarop visai saulė leidžiasi, dar vienas yra. Toks va miškas. Ir ten va yra medis nagriuvęs. Kiek mano tų medžių nugriuvusių apeita. Nu, toks tamsus matosi. Gražiai žiūrisi. Dadam. Geras ragas. Kiek tų nugriuvusių medžių yra apeita. Įdomi forma labai. Va toks va medžių javalynas sugriuvė. Ir paliktas ragelis. Tadadam. Nu, va čia yra pati maloniausia dalis. Opapa. Koksai. Geras. Bet va šitą va tai man patinka vieta. Man labiausiai patinka, kai būna va tokios plokštumos. Mentėti tokie, kai būna. Tadam. Buradžiai gražus. Kairė pusė, 7 šakos. Tamsus, rūdas. Jokio kvapo nebėra. Gali būti, kad guli kuris laikas. Tai čia visai ir labai žmonių nuvaikščiota. Nebus tik tai antrą pusę įsinešė ir tos ieškoja. Na va. Čia aplinkai tokie eglynai, visi tie eglynai išvaikščioti. O čia palikta. 3 ragas per dieną. Nu geras, retai tai pasitaiko. Šiais laikais tikrai retai. Bet tikrai nei kvapo, nei kraujo, nieko nebėra. Visiškai nieko. Kaip tai nuojauta sako, kad kitos pusės turbūt nelabai ir ieškoti verta. Nu, va tokie tai man patinka. Tokie turi gyventi ir daugintis. Broč, kokia plokštuma. Kaip delnas. O, už ranką dar plačiau. Eina savo. Geras. Dar tai biški. Nu, antros tiek norėsis pasidairyti. Mažu pametė po to, kai čia vaikščiote žmonės. Bet ką žin, tiesiog jį pražiopsoja. Nu, kažkaip keista. Kitoj pusėje. Va, kitoj pusėje to medžio aš. Va, ir čia žmogaus pėdsakai. Tai gal pametė po to, kai čia vaikščiojo, arba tiesiog pražiopsojo. Medis užstojo. Šitos pusės nepažiūrėjau ir utitiu. Va, kai tik iš ten ateit. Nu ką, grįžau prie auto. Va, visi gražulėlį išrikiuoti. Nu, dar kartą apsižiūriu. O, tas tai gerulis. Brač, kaip jo nieks nerado, aš nesuprantu. Aš čia kol dariausi visas tas žvalgybas iš vasario pradžios, tai mačiau daug tų elnių, bet tokio kalibro tai nemačiau. Greičiausiai nebėra jo. Čia tai visiška selekcija. Rožė tai ne ką mažesnė už to galingojo. Tai man kažkaip
Šviečiasi, kad iš čia tų metų biški turi. Tik tiek, kad yra visiškai beviltiškas. O, pusė vos apimu. Šitas tai dailutis, gražutis, trumpas, drutokas toks. Svarbiausia ta mentinė dalis man labiausiai ir ta kaip ranka, kai būna va čia va. Geras. Dabar reikia kiekvieną iš jų pasverti. Pradėsim nuo mažiausio. 1,925. Nėra rago, beveik 2 kg praktiškai. Dabar sversim šitą gražuolį. Tu brač, kaip jį pakabint. 2,640. Čia tas mažesnis. Tai kiek tas didelis svers tada? Tai pakabinau, nelabai matosi. Bet užfiksuota turėtų būti, va. 3,240. Tai jisai šviežiai nukrytęs dar daugiau svėrė. Dar kiti skaičiai. Dabar yra 17,37. Miške buvau prieš 6. Realiai 12 valandų vaikščiojimo per sniegynus. 2 kartus buvau prisėdęs pavalgyti. Viskas. Ir dar eičiau. Nu, kaip pagal amžių aš jaučiuosi šitoje vietoje. Labai smagiai. Per sniegus 39,495 žingsniai ir beveik 30 km. Nu ką, tada pabaiga. Mano meilės. Viskas. Rytoj šitą miške turiu dar nebaigtų reikalų. O paskiau pažiūrėsim, nes kažkaip man atrodo, kad čia dar kažkas turi būti labai nuvaikščiota, bet dar rytoj varysiu čia pat, žiūrėsiu. Ne, tai ne. Tada jau žiūrėsiu kažkur kitur. Iki. Toks rytas, saulė labai gražiai kyla iš už miško. Tada eilinis rytas iš pamiškų jau. Prasilėkiau biškį palaukėm. Nu, todėl, kad buvau pirmas, bet iš paskos ir pasipylė ieškotojų. Tai ryte, kuomet būna pašalė iš panakties, tai palaukia eiti sniegas realiai laiko. Bet kai eini į mišką, ten susidaro plutelė ir miške nelaiko. Tai toks vargas vaikščioti, kol pusę dienos, pakol neatitirpsta tą plutelę miške. Čia va kaip ir kraujas. Kraujuojantis elnias. Tai dabar klausimas, ar čia koja susižeidęs, ar čia ragą pametęs. Dar vieno nelaimėlio liukučiai. Bet šitas jau čia seniau sutvarkytas jau. Radau sniego atitirpusi plotelį saulės atokaitoj. Reikia užvalgyti. Kiaušinių šiandien. Kol kas nesėkminga diena. Niekaip neina atsifutbolinti nuo kitų ieškotojų pėdsakų. Arba kažkur nuklysta, kur patinų nėra. Arba vien pėdsakai žmonių. Tai pavalgysiu, gal sėkmė atsisuks. Čia paukštukui nepasisekė. Plunksnos raibos ir gan didelės. Negi čia pelėdas draskyta. Nelabai atpažįst. Nu, va, būtų ragų ieškotojai maloniausias vaizdelis, jeigu taip ateini, pritrypta, nutrintas medelis ir jeigu ragas galėtų. Kažkaip taip niekada nepastaiko. O ten va yra šerno guolis. O tame guolyje šernas. Tai brač, tokį guolį susukti ir numirti jame. Čia gal į vaikuotis ruošiasi. Ar ką? Jo, šitą miške maras jaučia. Žodžiu, krankliai išdavė man tą šerną ten negyvą. Kar, sakau, kas čia yra. Bet tai brač, tiek darbo įdėti. Ir jeigu dar su visais šerniukais pilve. Eina sau. Tai kai žiauru. Šitas visiškai cielas. Bet tai kaip. Dar du guoliai. Šitie tušti. Ten dar vienas toliau.
kokie ten tie šernai bebūtų, bet man jų kažkaip gaila. Nieks nenusipelno šiaip paimti ir išdvėsti. Šiandien dieną tai reikia pavadinti šernų kapinynu ar lavonynu, ar kaip nežinau. Tokia va biržykė ir šerniukas. Snukis nugriauštas kažkieno. Visi miško šernai išdėsi. Nebėra gero. Vien šiandien, man atrodo, jau kokius 4 šernus negyvus radau. Ta miške ne pirmą kartą. Tai nežinau, realiai aš čia gyvo šernų nemačiau. Kiek vaikščiau. Nefaina kažkaip. O čia tai kokie tai varnai gyvenimas pasibaigė. Vienas plunksnos. Nu ką, viskas. Vakarėje beveik 6 vakaro. 6 pradėjau ryte. Pirmą kartą per 7 išėjimus grįžau be jokio raginio radinio. Retau, kai man taip nutinka, bet nutinka. Neišgelbėjau net kaklumas. Įvariau kiem 7000 žingsnių ir 3,5 km. Reiks pailsėti dabar porą dienų. Pagalvot, kur čia varyti kitą kartą, nes šiandien net neturėjau progos kažką rasti, nes tiesiog nepavyko nieko rasti vietų, kad nebūtų žmonių išvaikščiota. Vakar dar, šiandien be šansų. Dėkui, kad žiūrite, tikiuosi ragų dar bus šį sezoną ir iki susitikimo. Pabam.